Nepatinka. Martynas už vairą. Belės užsienus. Drąsiai neįgynės. O, Traktoriai. Martynas pašėlės dėl traktorio. Martynas traktoristas. Tai dėkui, na. Nu. Bet kažkokie traktoriai keisti, ką? Galingai. Ne? Ja. Per galingai. Bet gražiai slyja. Gerta. Mums patinka. Čia traktoriai. Nu, rimtai kažkaip per greitai važiuoja. Kaip traktoriai. Čia turbūt paturbinti, ne? Tai yra traktorė priekis. Čia. Tai yra traktorė priekis. Tai yra traktorio ratas, ratas filmos operatorių. Tai yra traktorio ratas, tai yra dar vienas traktoriais. Tai yra traktorio... Įteinamoji anga. Pasėti traktoriai. Šelį ratą. Pažinkite su traktorio savininko. Martynu. Martynu. Gali pasimoti rytų. Tai yra visas pulkas. Va. Tokių pedalių yra viską. Martynas vidui. Tai yra variklė, va. Va 16. Va 16. Jis atbulas važiuoja. Tai tik 3 minutės. Kaip greit? Kaip lėtai laikas eina. Čia, arėm. O, blėda, filmuoj. Mes ką tik užkūrėm pirmą pasaulyje laužą. Ai, filmuoj, tai žiūrėk, filmai yra laužą. Tai jie labai karšta, galima parodyti, bet čia labai karšta, nerodyti. Vėliau parodyti. Dega. Čia liko dar tiek maldų sutvarkyti. Sekmadienis, kiek dar valandų? Sekmadienis 11:30, dar nepadarėm nieko. Mane kviečia namo. Tai Renata kviečia namo. Ir aš irgi, tai matausiu? Aš matausiu? Gestų kalba. Gerai, tau. Kadro pabaiga. Atsekime. Net sudegė laužas, mes prieš įrodėme buvo beveik dabar, kaip matote, jis beveik sudegė. Jei netingėsim, dar parodysim ir galą, kai jis sudegė.
Ir mūsų darbas irgi tuo pačiu beveik padirbtas. Visas man pasineštas beveik. Tai va. Pabaigai turėsim parodyti, kaip viskas čia švaru. Švaru. Švaru, nieko nesu. Tai maltiniai. Laudėmės. Labą dieną. Tada. Tai vėl ar aš. Renato. Su jumis. TV laidoje Digiedžių kaime įvykiai du. Ten buvo atrastas. Atsiprašau, o kokie laidos pavadinimas? Įvykiai, ne, nu tai čia... Pirmoje laidoje... Rovės, ne? Pirmoje laidoje rodėme apie traktorius. Gerimas traktorius. Dalyvavo valstybės, įmonės visos. Tai laidoje darbas. Tik darbas. Laužo kūrenimas. Tai čia paklaus, kaimietė. Kas veikite žiemą, kaip nebūna darbų? Yra daug variantų. Pirmas variantas tai darbo priėmimas, kaip pasakė, sudarbo. Variantas tai pasakyjas, smulkus darbai visur vyksta, visokius šakų apgenėjimai, viskas sutvarkymas, kiaulės pamaitintos, karvės, įsakytos, ten... Noriu pasakyti, jis remontą pats darėt ar padėjo koksai kaimynas, Rolka? Vietoje remontas. Nu, lauke. Lauko remontas. Da. Lauko remontas tai padarytas rankų darbas. Rankų darbas. Mūsų rankų darbas. Nu, jis paklaus, o čia ateina kaimynas, Rolka. Ateina kaimynas. Reikia pritraukti. Pakomentuosim ir jį. Reikia pritraukti Rolką. Reikia. Čia kaimyn Rolka, ne? Kaimynas. Čia Gėdžių kaimynas. Čia Rolandas. Rolandas kaimynas. Beliackų kaimynas. Sutreblius vaikas, sakė, na, sutreblius. Taip, parvartos. Na, sutreblius. Tai va, mes filmuojam laidą, kaip deginam laužą. Pradžiu parodėm viską, čia kaip didelis yra, dabar apmažėja. Tai kalvas. Tai aus nebėra. Ai, nevadinu. A, neparvežiau. Nu gerai, ką norėtumėt pasakyti laidos pabaigai? Laidos pabaiga. Norėčiau pasakyti laidos pabaigai, kad laukite tęsinio. Pabaigos. 3, 2, 1, Ate. action! Tai ir mes vėl čia. Mūsų laidoje toks interpas, kuris vadinasi grybavimas. Tai einame į girdėdami viską, ką randame. Po to eisime išlaikyti mūsų žeminės gyvūnėlius. Duoti maisto gyvūnams. Viską jam maitinasi, akmenim ir medieną. Kom ne. Jiem tik daug, viską sugrauš. Noriu paklausti, Tai va, eina. šiam krašte grybų yra? Žiūrim kokių. Jeigu grybai vadiname medž ir akmens, tai ja, yra. O kaip jie vadinasi jūsų kalba? Nežinau. Nežinau. Gerai. O čia kas yra? Čia yra... Tai yra mėšlas. Mėšlas? Irgi duodam kartais žvėreliam, bet ne visada. Jo? Dažniausiai grybų tokių duodam. Tai va, mūsų čia vadinasi mėšlavežis. Prikrauname savo mėšlą ir vežame kuo toliausiai arba arčiausiai čia. Tai priklauso nuo aplinkybės, kur gyvūnėliai išdėstyti mūsų kaime. Noriu paklausti, čia aplinkui jūsų laukai? Tai kaip pasakęs, ten mūsų, ten kaimyno Rolkos. Nu to pačio, kur matėte iš praeitos laidos. Rolkos. Tai va, ten mūsų pagrindė mūsų kur žakai. O čia šiaudas, ne šiaudas? Šiaud. Aš tai nežinau. Čia šiaud. Čia suprant, toks dalykas, blemba, kaip tau pasakė. Čia gyvūnt, valga, jis toks dalykas. Ir paskui, kaip pasakė, jis būna pilns maisto ir parduodam. Parduodam. Aš galima kokią karvytę jūs pamatyti, ne? Tai dabar mes kaip tik ir imam mūsų karvytę pamatyti. Pririnkom grybų. O, šiandien nepamatysim. Prašom, mėly žiūrovai, pritraukit, parodykit užrakintą. Gonka uždėti. Šiandien negalima. Čia jūsų audinės mašinos. Ne, čia Opelio. Opeliuką. A, turit Opeliuką? Baltą pasatą. Tai Opelį ar Passatą? Nu gerai, einam. Pamačiau, kad šiandien
mūsų karvės serga. Matyt, nebereiks, nežinau, ką daryti. Nežinau, Ane. Einam, nes mūsų ties laužo ir šakų rinkumu. Tai va, palikim maistą atgal vietose. O šitas skanus medinukas. Taip, jis pirmas rūšės. Žiūrėkit, pažiūrėkit. Akmuo. Jis ne taip paprastas akmuo, bet jis paruoštas, graužtas. Ką reikia? Tiesiog patogiai graužiamas. Geras šitas akmuo. Daug karvių pasirinka šitą maistą. Dažniausiai margė. Imkit. Jūs galėsit pagraužti šitas. Ačiū. Tai va, rytoj galėsim pamaityti. Noriu paklausti, ką norėtumėt pasakyti šios laidos žiūrovams, kurie žiūri už reklamo ribų. Taip. Ką norėtumėt pranešti Vilniui iš kaimo, Gegėdžių? Žinutę kažkokią Taip. Norėčiau pasakyti, būkit normalus, būkit tokie žmonės, man puchui, dažniausiai labai praverčia, va, pažiūrėkit, va, dega laužuose man puchui, jeigu dega, jis sudegs kažkada, tai va, būkit paprasti žmonės. Nu va, šią laidą ir pabaigsime, va, nueina žmogus prie savo darbų. Visiems žiūrovams noriu pasakyti, kas kaime, būkit pochui, va. Jam pochui ir jis gyvena savo pochui. Tai šiandien norim pasakyti visiems žmonėms viso gero. Baigėme laidą.